Veikas vampės. Čia ir vėl Spektros Vandergeist laidelė mėgstamiausia monstrė. Ir taigi, šiandieną lemiama diena mūsų troms panelėms. Jeigu aš ištarsiu jūsų vardą, reiškia, jūs žengiate pirmyn, mergaitės. Jeigu jūs pasiliekat gale, jeigu aš jūsų vardą neištarsiu ir jūs liksite gale, ta turi skubiai išeiti. Jinai nelaimės. Laimės tik ta, kuri liks po raundo. Taigi, pasiruošusios? Žinoma, kaip niekada. Gerai. Honė ir Drakulaura. Valia! Mes likam! O kodėl aš nelikau? Na gerai, sudė. Na, gerai, mergaitės. Dabar jūsų lemiamas balsas. Ta, kuri vis dėlto praeis antrą išbandymą, ta liks projekte ir galės išsinešti Rafaelo. Supratot? Aha, supratom. Dar ir niekada taip aiškiai nebuvo pasakyta. Gerai, mergaitės, dėja, bet laimėjo. Drakulaura. Aš laimėjau. Ačiū jums. Ačiū. Drakulaura. Ką? Nepamiršk, kad tu kitą kartą turėsi grįžti su nauja apranga. Kaip niekada aišku. Dabar aš pagulėsiu su Rafaelu. Man labai gaila, Honė, bet tu dėja turi grįžti. Na, bent jau kitais metais, per mėgstamiausią monstrę, tau bus leidžiama sudalyvauti. Na, per antrą sezoną. O Claudine jau nebebus leidžiama. Jinai jau užbraukta. Ir, kaip suprantat, trečia vieta nieko nereiškia. Reiškia tik tai, kad galės žiūrėti ir stebėti žiūrovo vietoje. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote Spektros Vandergeist laidelę, mėgstamiausia monstrė. Ir šiandieną mes baigėme. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir susitiksim kitą kartą. O mes einam pakalbėti su kitom. Taip pat laukite mūsų fail. Ten, kur mes, failai vyksta, kur mes, blogai padarom ir panašiai. Gerai. Ačiū, kad žiūrite. Čiau.